Kuriu 3D spausdinimo verslą ir dalinuosi visų procesų. Taigi, ką galima pardavinėti su 3D spausdintuvu? Ką man kol kas pavyko suprasti, tai yra 3D spausdinimas taikosi labiau į mažmeninę gamybą su ypač plačiomis modifikavimo galimybėmis. Ir čia yra du keliai. B2C tai yra pardavinėti jau galutiniam vartotojui, kaip pavyzdys pakabukai, dekoras, kažkokios tai sausainių formelės ar, nežinau, vazonai. Bet čia mes kalbame apie daug vienetinių užsakymų, kas degina daugiau laiko ir apsunkina visą logistiką. Tada yra B2B, tai yra tiesioginiai sprendimai verslui. Čia kalba eina apie tam tikras funkcinės detalės ar nestandartinius sprendimus, kurių rinkoje tiesiog nėra kur įsigyti arba jie yra tiesiog labai brangus. Ir žinoma, mažiau užsakovų, didesnis kiekis viename užsakyme ir šiek tiek lengvesnė logistika. Šiaip manau, pradžioje labiau tikėtinas variantas yra dirbti su galutiniais vartotojais ir individualiais užsakymais, bet iš tikrųjų mano vizija būtų siūlyti sprendimus patiems verslam. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad vos po 2 keltų video gavau gan nemažai užklausų, kas parodo, kad yra kam to reikia. Tad planuoju tikrai dalintis, kaip viskas vystosi ir kaip auga šis projektėlis. Tad pasekit, pasidalinkit savo nuomonę ir susimatome kitame video.